Ar šiek tiek pasakėte? Gegužės 1 dieną. Koks dar klausimas? Apie vilnių, kas pastatė, kad šitas žinoma reikia. Nebandykite vieną kurį skaityti, iš tikrųjų mokėkite improvizuoti. Tai neturi būti kažkokia labai savus. Taigi perduosiu žodį jums ir pradėsime nuo pirmos grupės, mes pradėsime nuo pradžių. Mes būsim mandagūs. Mergaitės paskui pasiimsime ir tiesiog paklausykime, tai kada Biržai paminėti pirmą kartą. 1645 Kada? 1645 metais. Žemėlapį paminėti. Jūs radote žemėlapis, kada nupieštas, kada pavaizduotas. Žemėlapio data yra šiek tiek vėlesnė. Bet dabar jau aš pasakysiu, kad Biržai pirmą kartą paminėti 1455 metais. Žemėlapis sukurtas maždaug 100 metų vėliau. Taigi Biržai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1455 metais, kada Lietuvos Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis Astikaičiui Radvilai už karinius nuopelnus padovanojo Biržų žemės. Biržų žemės iki tol priklausė kam? Trakų vaivadijai. Taigi čia buvę Trakų žemės. Ir kaip atrodė tuo metu Biržai 1455 metais, mes nežinome, bet maždaug po 100 metų buvo rastas pats brangiausias mūsų eksponatas, pats vertingiausias, tai yra Juzefo Namonskio žemėlapis, kuris leidžia mums įsivaizduoti to meto kunigaikštystės valdas. Kada tas žemėlapis, kada buvo sukurta Biržų kunigaikštystė? Kuo ypatingi, mes bandėm aiškintis, kuo ypatingi 1457 metai. Lietuvoje yra lietuvių kalbos pamokoje šitą datą turėjote žinoti. Taip išleista pirmoji Martyno Mažvydo, taip teisingai. Bet ši data yra svarbi ir Biržams, nes lygiai tais pačiais metais, 1457 metais, ką sužinojote, kas atsitinka? Įkuriama Biržų kunigaikštystė. Kunigaikščiai Radvilos šiais metais gauna Šventos Romos kunigaikščių titulą ir įkuria Biržų kunigaikštystė. Radvilos tampa Biržų Dubingių kunigaikščiai. Dar tais pačiais metais gimsta pirmas pilies statytojas Kristupas Radvila, tai yra, pakartosiu, tie patys metai, 1457 ir dar šiais metais Barbora Radvilaitė, taip pat Biržų Dubingių Radvilų atstovė, išteka už Žygimanto Augusto Lenkijos karaliaus. Taigi išsiaiškinti
aiškinome šitą datą. Atsimensite, kuo svarbi šita data biržams. Ir dabar žiūrime į Juzefo Naumskio žemėlapį ir man su mokytoja savo draugams papasakosite, kas čia šitame žemėlapyje yra pavaizduota. Salanestės. Tiesiog ateikite prie žemėlapio, berniukai. Taip, taip. Ir mergaitės arčiau pasižiūrėkime, labai įdomus žemėlapis, labai Dar senas. aš labai trumpai akcentuosiu. Taigi Biržų kunigaikštystė įkurta 1457 ir gyvuoja iki 1811, kai Tiškevičiai nuperka Biržus. Tiškevičiai nuperka Biržus ir šita visa kunigaikštystė, nebetenka prasmės. Pabandykit vizualiai apibūdinti. Turbūt nespėjau sužinoti, bet aš keliais sakiniais pasakau, tai yra pats vertingiausias muziejaus eksponatas. Čia yra šito žemėlapio kopija. Originalas yra ant pergamento ir muziejus saugo originalą. Jau per šimtmečius buvo pradėjęs ir vizualiai bandote nupasakoti. Kas čia yra pavaizduota? Čia pasakyti Salanestės. Yra Salanestės, bet bandom dar pavaizduoti, dar aš pasakysiu, biškai už jūs pakalbėsiu. Iš tikrųjų, kaip 16 amžiaus pabaigos žemėlapis labai tiksliai jau tuo metu sužymėti miškų masyvai, Biržų upės, Biržų kaimai, labai tiksliai sužymėti tuo metu buvę keliai, ežerai, upės pakartosiu. Ir čia yra Kartiušai, dar šiek tiek aptarsime, yra Radvilų herbinis erelis, pavadinimas žemėlapio ir žemėlapio išleidimo data 1645 metai. Dar žemėlapis yra informatyvus tuo, jis atspindi, kokią strateginę reikšmę turėjo mūsų pilis. Tuo metu jau atsiranda šaunamieji ginklai, jie visi čia yra nupiešti darbo įrankiai, kurie ir rodo šitos begalinės pilies statybą, nes ji buvo statoma, griaunama, statoma, sudeginama. Na ir dar tokia trumpa informacija. Jeigu mes įpratę Latviją, dabartinė šiaurė matyti viršuje, tai šiame žemėlapyje, čia yra kompasas, jis yra pasuktas 120 laipsnių kampu į šitą dešinę pusę ir šiaurė Latvija, skaitome Žiemgalį, atsiduria dešinėje pusėje. Todėl, kai mes ieškosime šitų 5 valdų, tai reikės taip iškijas ir įsivaizduoti pasuktas 120 laipsnių kampu. Šitas žemėlapis ir yra unikalus tuo. Bandom rodyti tas 5 valdas. Pati pirmoji, pati didžiausia valda, tai buvo Biržai. Taip, pačiame centre matome Biržus, aiškiai yra pavaizduotos 2 upės tekančios per Biržus, Apaščia, Agluona, Biržų giria šalia ir miesto gynybiniai įtvirtinimai pavaizduoti. Ir iš tikrųjų istorikai abejoja, tuo metu, kai buvo paišomas žemėlapis, kuri valda buvo didesnė. Antra pasijus pagal dydį yra Papilys. Papilys iš tikrųjų yra žinoma tuo metu, galbūt manoma, kad Papilyje ir buvo pati pirmoji kunigaikščių Radvilų pilis, bet ji buvo medinė, nemūrinė, ji buvo greitai sugriauta ir čia yra iš Papilio miesto visi rasti. Esam buvę Papilį. Yra Zonkelis, yra išlikę, šitą vietą vadinama Zonkelis, toks kalnelis apjuostas gynybinę fosą, vandens grioviu ir čia viduje turėjo stovėti pati pirmoji iki Biržų pilies pastatymo medinė Radvilų pilis. Daug Radvilų buvo Biržų, Dubingių Radvilų, daug valdė Radvilų Biržus, bet tik vienintelis buvo gimęs Papilyje,
Biržų apylinkėse, tai Jonušas Radvila. Gerai, dabar toliau Biržai, Papilys. Sekanti valda. Saločiai. Kur yra Saločiai? Saločiai taip. Pusė Saločių jau priklausė švedams, nes už sienos jau yra užkariautos Livonijos žemės, taigi pusė priklauso Biržų kunigaikštystei, pusė jau yra užkariauta švedų. Sekanti Nemunėlio Radviliškis. Radviliškis teka Nemunas. Iš tikrųjų, Nemunėlio Radviliškis irgi turėjo labai svarbią strateginę reikšmę. Švedai tai ją dažnai užimdavo, tai vėl atiduodavo kunigaikščiams ir sekanti valda Salamiestis. Tai pati naujausia, dar kartais vadinama naujamiesčiu šiek tiek, vėliau rašytiniuose šaltiniuose. Na, ką dar turite pasakyti? Taip, tuo metu jau susikūrė kaimai. Dar tokia įdomi informacija, kad jau tuo metu, 16 amžiuje, galime surasti, kad Biržų girioje buvo įsikūrusi plytinė, buvo kasamas molis, buvo gaminami keramikos gaminiai ir taip pat buvo stiklo liejykla. Tokios stiklo liejyklos tuo metu buvo tik Vilniuje ir Biržuose, tai rodė ypatingą miesto svarbą. Na, ką dar turite pasakyti? Kunigaikščio Radvilų žvėrynas. Radot, kur žvėrynas? Čia vadinama. Žvėrynas buvo, kur dabar yra Pačia Raukštės. Tai yra ne Pačia Raukštės. Parovėjos miškuose buvo Radvilų įkurtas žvėrynas. Ten vykdavo visų turtingiausių kunigaikščių medžioklės. Žvėreliai buvo suvežami iš visur, ir iš Europos, ir iš Latvijos vežė. Taip, kad ten vykdavo labai prašmatnios medžioklės. Ir žinoma, kas aptarnavo ir kunigaikščių pietų bei švenčių stalus. O kur čia ta Parovėje, daugmaž berniukai šitame žemėlapyje? Parovėje, kur čia? Ieškoti turbūt reikia ko? Ko reiktų ieškoti? Upelio? Upelio? Rovėje? Kur Rovėje teka? Žiūrėkite, orientuokitės. Įsivaizduokite. Tai pasekskite žemėlapį. 120 pagal kompasą kampu. Aziniškis. Ar girdėtas kaimas? Aginiškis? Ne. Bet dar jis yra išlikęs, man atrodo, Aginiškiai ir šiandien yra. Čia? Čia, tai Parovė. Radot? Aišku, jau čia dabar sunku surasti, jau tie įrašai nėra ryškus. Kur dabar? Šitoje pusėje. Va, čia, trečioje. Na ir koks dar mums liko klausimas? Viskas, objektus radom, upės pagrindinės radom ir 6 aptarsime paskui. Kituose Europos miestuose randama, kad Pilimai buvo ir 5-kampė žvaigždė, ir 6-kampė žvaigždė. Būtent Biržų regionui, kadangi tai yra lygumos, daug miškų masyvų, šalia buvo įkurtas ežeras, buvo pasirinktas pats optimaliausias 4-kampės žvaigždės planas. Na ir toliau. Taisyklinga ir žiniomis. Kaip jūs manote, kas dar Biržuose patys seniausi pastatai? Paštas. Baltoji Taip, baltoji vaistinė. Tai yra pats seniausias autobusų stoties. Prie autobusų stoties yra
išlikęs, autentiškas. Žinoma, jis šiek tiek yra jau dabar ir atstatinėjamas, ne šimtmečiai eina. Tai yra pastatas Nežinau. įvardijamas kaip išlikęs nuo 17 amžiaus, nuo pat Radvilų laikų. Toliau.